Sveiki, pamokos tema – dekoratyvinė popierinė gėlė. Pristatau priemones, įrankius, kuriuos naudosiu proceso eigoje. Popieriaus ritinėlius, žirkles, karštus klijus su pistoletu, aerozolinius purškiamus dažus, vienkartinius puodelius, sagas. Darbo procese taikysiu 3 technologijas – karpymą, klijavimą, dažymą. Sekantis žingsnis – perlenktą popieriaus ritinėlį per pusę ir padalinti jį į 6 lygias dalis. Sekantis žingsnis – vieną juostelę padalinu maždaug per pusę, nelenkdama ir nukerpu vieną pusės detalę, padarydama trikampėlį. Sekantis žingsnis – tada tą vieną detalę ištiesiu ir perlenkiu ją, padarydama gėlytės žiedlapio lapelį. Imu vienkartinį puodelį ir nukerpu dugną, kad galima būtų panaudoti gėlės pagrindui. Imu karštus klijus ir ant puodelio klijuoju suformuotas gėlės lapelius. Sekantis žingsnis – jau beveik į galą einam, užklijuojama paskutinė saga. Sekantis žingsnis – purškiam pasirinktą spalvą aerozolinius dažus, pradedam nuo dugno, todėl kad dugnas taipogi turi būti gražus. Po kelių minučių perverčiame ir purškiame pasirinktą spalvą savo gėlytę. Štai jums ir rezultatas. Ačiū už dėmesį, linkiu sėkmės.